Labą dieną. Labas. Čia mes vėl. Ir mes šiandien gavom vėl naujus LPS-us. Ir naujus daiktelius. Jo, ir šiandien mes parodysim jums. Tai jo, nebegaškim laiko ir pradėkime. Jo. Taigi pirmą parodysim daiktelius. Pirmas daiktelis tai būtų toks kaip išėjimas kažkoks, nes namelis, mėlynas ir su fainas. Bet aš žinau, kodėl šitas skylė čia yra. Tai po to čia yra tokios supynės. Po to čia yra toks namelis. Toks kaip beždžionėlis ir jis gali dar atidaryti. Ir va taip. Nu, čia yra tokias beždžionėlės ir lobis ir kažkoks laivelis. Tai toks. Po to čia yra toks mėlynas suoliukas. Tada yra toks medis. Nu, beždžionėlė čia gali kažkokį LPS pastatyti. Žalis. Po to čia toks mažas tvenkinys. Po to čia toks mažas buteliukas ir jame yra toks paperiukas. Tai išimsiu. Jis gali simti ir toks lobis yra. Čia tipo laivelis, turi plaukti prie kažkokio žuvį ir nuo žuvį lik salos. Nu ir jis taip atsidaro, bet neužsidaro. Jau neužsidaro. Po to čia tokia geltona skrybelė. Čia paskui yra tokia kepurė. Gėlėm rožinėm. Čia kaip lidelis, kaip tualetas atrodo. Bet čia yra kepurė. Koks tau dar tualetas? Po to čia ir tokias rakštelės sujungtas. Geltonas. Po to čia turime tokius du kokteilius. Čia toks kokoso. Į kokosą su skieteliu ir baltu pienu. O čia toks žalias sandelis su citrina ir citrinų gėrimu ir dar šal. Po to čia yra tokie du akiniai. Čia toks šviesesnis yra, bet blogai matos. Šiaip abu vienodai, bet tai svarbu. Ne, tas tamsesnis yra, kits šviesesnis. Ant kameras blogai matos. Ne, tik biškelį matos. Čia yra toks laužas su zefyrais. Du balti zefyrai ir vienas toks karamelė šokolado. Ir laužas yra. Nu, čia toks paprastas smėlis ir ant jo malkos ir viską. Čia tokia maža rožinė permatoma skrinelė. Atsidaranti ir užsidaranti. Po to čia yra toks bliudelis ar krepšelis su lapais. Ir čia tokie yra du žali šviesiai lapai. Nu, čia tokie salotiniai, bet ant kameros matos tokie žaliai. Po to čia yra toks kompasas. Toks kompasas. Jo. Ir gali... Jo, suktis gal. Po to čia yra toks meškelis žalis. Labai graži beždžionėlė. Ir visu tokia digelė. Po to čia pilna bananų yra. Labai daug bananų sujungtų. Čia tokie atskirai daryti bananai. Tokie bananai. Čia yra toks fotoaparatas violetinis. Čia matosi ant kameros, nežinau, kažkoks mėlynas. Su blykstė. Ir čia daug yra mygtukų. Paskui čia yra tokie du valgiai. Toks kukurūzas. Su kažkokia papiltas. Ir toks paprastas baltas kulelis be nieko. Po to čia toks pudelis yra. Kaip gėlytė tokia forma. Pudelis. Po to čia toks žalias žaislelis. Toks kaip surištas, kaip kulelis, kaip kas tai jo. Kulelis. Čia. Po to čia yra toks rožinis žaslinis laivelis. Paskui čia yra tokia žuvis, tokia žalia, su viena akim ir su viena burna. Nu jo. Po to čia yra tokie 3 žali upeliai, vertinami lygštei. O dabar mes parodysim visus LPS-us. Nedaug, bet gražus. Pati geriausia yra šita katė. Ji yra labai graži. Čia tokia.
Šitokia yra rožinė piratė papūga, su tokia rožinė raiščiu. Ir mėlynė apsirengusi, jinai taip pat yra labai graži, bet jinai tai gali tokį kaboti ant medžio dar. Tu čia yra toks gražus ir juokingas begemotas. Begemotas. Paskui čia tokia yra ruda beždžionėlė su tokia raityta uodega ir jinai gali karštytis ant medžių ir jo, žinote. Nu, mes žinom, kuo gal dirbam. visi, bet nežinau. Po to čia tokia irgi papūga yra. Oi, o tokia graži papūga. Po to čia tokia žalia kirmelė. Čia tokie kūnelis. Ir turi 3 tokius rogiukus ir didelės akis. Šiaip jinai graži, bet užneša į senelę. Po to čia yra tokia panda. Su žaliom akim. Tu baigsi ar ne? Žiūrėjote mūsų vėl nauji LPS-ai. Laikinkite, subscribinkite ir susitiksime kitam video. Ir dar Ką? mes jau greit parodysime šitą laidą darbeliai. Jo greit bus ta nauja laida LPS darbeliai. Jo, dar mums reikia būti ten. Jo, ir išrinkti kokie pečiupai bus. Dar mes dar nufilmuosime, mes esam kaimiečiai ir kaimiečiai. 3 laida. Jo, filmuosim. Ir pabandykite išgyventi 4 seriją. Jo. Taigi, komentuokite, laikinkite ir komentaruose parašykite, kokių jūs tokių pečiupų turite. Jo. Ar jūs turite tokį pat? Nu, ar jūs turite? Tai gerai, ate ir susitiksime kitam video.